rimčiau atkreiptume dėmesį į atgailos ir maldos, ir ką cituoja. Ir vieną progą sako, jums turbūt jau atrodo, kad per daug dažnai tą dalyką primenu. Ir galima atrodyti, kam jau tiek daug tų maldų. Bet sako, jūs pasidairykit po pasaulį. Kiek čia yra sugedimo, kiek žmonių nutolusių nuo Dievo. O kadagi jie sugrįš, reikia jiem padėti. Užtat reikia maldų, užtat aš jų. Ir taip beveik kiekvieno, dabar rečiau jau pasirodo, kartą per mėnesį, dažniau rečiau į vis primena reikalą. Tada padėkoja, Marija man padėkoja visada vaikeli, ačiū, kad ir vis prašo naudoti. Kad Marija Stefanui Gobi, kalbėdama per jį kunigams, nėra laiko tuštiem dalykam, reikia sunaudoti. O kada pažiūrim į savo gyvenimą, tai ką? Apart privalomų, o kad nori ir daugiau laiko paskirti, tai kada atrodo taip prisimti. Medžiugorė sakė, kad reikia 3 valandas sudaryti visos dienos, bent pusę valandą, kai tą 3 valandų maldos skaičių įeina ir jau jūsų tarpe, tai tos 3 išeina. Jeigu taip ir mąstymas, ir rožančių, mišios, tai labai daug reiškia privati malda, asmenė. Kada mes tas pareiginės maldas vykdome, mes kart pasijuntam kaip lažas. Reikia, miško. O to miško gyvo pokalbio su Dievu, kas per dieną dar tą Dievo palaiko. Dialogą su Dievu veda, kalba, eida, atrodo, dirba. Tai tą maldos tokia dvasia ir atmosfera palaiko. O jeigu kas šito neįprat, nesistengia to, tai dirba, tai dirba, įmeldžia, tai, bet kai dirba, užmiršta maldą ir pokalbis. O kai meldžiasi, galvoja apie darbą ir užmiršta vėl ir gauna, kad sunkiai. Viso sakė, maldos pratybos tai gali būti stalčiai. Vieną atitraukiau, čia 9 dariau, 11 atitraukiau, pagal dienotvarkę. Tas sako, jeigu taip stalčiuose bus pratybos, o reikia, kad jungianti pratyba nors viena būtų, jungianti mus, kaip tiltas nuo vienos iki kitos, kad ta dvasia netauš. O dabar, jeigu mes stalčiais laikys, taip kokius, kad pratybas ištraukiam, kai reikia, tai mes maldos dvasios, maldos nuotaikas, darbas paskandins taip, kad Dievą užmirš. O maldos metu tie namie rūpesčiai labai brausi, blaški. O jeigu nuolat tas kontaktas palaikys asmenijom, maldingais aktais, tai tokiu asmenišku pokalbiu, sudalinant įspūdžiais apie tai, ką dirbam, apie tai, ką matom, apie tai, ką man pergyvenam, ko baiminamės, džiaugiam, tai tada kokiu momentu bejeisi malda, jau bus pasiruošę su Dievu pokalbį, mes jo nenutraukėme beveik tada. Ir kad tokie tarpai, vis tiek kažkokia tai maldos. Dievas yra čia. Ta Dievo akivaizdos praktika. To, kad Dievo akivaizdos praktikos dėka žmogus neužmiršta, kad Dievas yra čia. Dievas yra čia ir mane myli. Viena seselė medicinos sesuo, budėdama naktį, tai pasidėdavo tokį užrašą. Mokytojas yra čia ir tave, tai tik signalas. Pas ligonį, kurią palatą pasiskaito, šitodamas eina. Jėzušo. Ir tie ligoniai jai neįkyrumą žada, bet turime jo, jinai eina. O jeigu netaigi, žmogus pasiduoda toj nuotaikai, o Dievo akivaizdos praktika palengvina maldos dvasią, įpys ją sustiprina. O kai jau maldos dvasia yra, kad mes netoli nuo Dievo, Dievas visada arti, mes tik primirštam. O Dievo akivaizdos šaujamieji, asmens komunijos, tie vidinio gyvenimo aktai mums neleidžia irgi nutolti nuo Dievo ir primiršti jo artimybę ir to pačiu jo meilę. Akivaizdos praktika ir dėl to dingas dalykas mūsų maldos gyvenimo. Kai Marija mus kviečia dažnai melstis, žinoma, nori, kad pirmiausia mes būtume jau kiek galima uoliau išsaugoja arba suformavę tą tokią maldos atmosferą, maldos malūnėlio nenori. Tai nori bendravimo visos žemės gerovės, visų sielų. Bet jeigu taip nuoširdžiai įsiklausyti Marijos kvietimą maldai, tu ir atsiminti sąlygas gerai maldai. Reikia atsiminti ir kas padeda
Mums gerai neužpateraut. Lūpų maldos, be dėmesio neduoda. Ir Dievo net. Pagonis tai galvoja šitai, kai jau pagarbina dievybę, jeigu jie be gilesnio dalyvavimo tose žodžiuose, kurios jie buvoja tas dievybės apie maldos. Surašo maldos tekstai meldė, kam tai o Dievui parašyta, ką mes norime. O mums tokia malda jau nebemalda. Pats Kristus šitą tautą bina lūpo, arba kai meldėtės, ne daugia žodžiaukite pagonys. Taigi viešpats žodžių gali būti tas Arso klebono užkalbintas kaimietis, valandas praklupda pritadarna be žodžių. Kleboną nustebė, tai ką veikia? Aš žiūriu jį, jis man kontempliacija. Bet kam jam tų žodžių reikia, viešpats nežino, kad žiūri, tai žiūri su tikėjimu, su meile, tai pamato. Motina žiūri į vaiką, tai net be jokio jausmo. Kad žiūri, bet tame žvilgsnėje daug ką pergyvena, daug šilto. Motina žvilgi sergantį vaiką, pilnas skausmo, miegantį vaiką, darbas ramybės ir šviesių svajonių. Bet tai nėra, sakoma, avino žolė. Tai nebeina. Važiuojant, mačiau, kelios varnos pagavo autobusų stotį Bulkutį. Šit net 3 įsikibusias tempia ir skrenda iš paskos, norėsim tik vidurį plentą, plauk, pabėga į polėkį. Tai va, nebeingos pamačiusios tokį dalyką teikia malonumą, o mums mata Dievą, su juo kalbant, galinti daug iš širdies. Marija nusiskundė dėl kai kurių mūsų pratybų, pavyzdžiui, kada Stefanui Godai įėjo, tai berods 80 metų, gegužės 13 nusiskundė, kad daugelis žmonių šventvagiškai nežiūri į sąžinę, o tik tai taip paviršutiniškai. Arklio nepaugiau žmogaus, negalėjai. Vakarų pasaulyje čia darosi, tai jau akcentai, bet žmonties reikalą. Nes ten eina mėnesį, o į dabar potais vakaras priminė vaikučiam, nes ten jau išpažinties dažnumas, Latino Amerikoje dėl kunigų stokos, o taip jau, o ta sąžinė, pas mus tai mes labai jau dar palyginti tie, kurie eina, bet jie patys nenori eiti be išpažinties ilgesnį laiką, o taip. Arba atsiklausti, kada vėlinė buvo, jau kiti žmonės vakar klausia, tai ar aš galiu eiti privačiam sutikime paminklo šventį. Tai sako, aš buvau su šventų šventį, ar aš rytoj, ar galiu eiti, sako, tai pagal sąžinę, jeigu švari sąžinę, bet jeigu nori, vis akcentuoju žmonėm ir per laidotuvės metinės, kad jūs, jeigu neturit sąžinės sunkios nuodėmės ir norit šventąją komuniją savo dvasios sustirinti ir ten padėti, gerai, galite eiti, be išpažinties. Bet jei norėtumėt išpažinti šventą veiksmą paukoti, laidelių, nes apgailėje iškite ir atlikti nesurinkta, labai daug duoda. O štai žmonės kartais taip vengia ypač išpažinties kaip tokio, jiem atrodo, atgailos ir nusižeminimo. Jame įžiūri tik sunkiąją pusę, atsiverti, apkaltinti, apskųsti save Dievai. Tai tas toks kainuojantis žmogaus savimeiliai veiksmas. Duoda vien tai, kad jau yra atgailos aktas ir nuolankumo aktas, jau vien tai jis turi savą vertę. Proga praktiškai, nors žinai, komunijai yra gerai nuolankumo, nuo tokį nusiteikimo, ir atgaivos intencija čia. Bet va, Marija siunčia, kad jau žmonės ne tik, o eina, vienoj Vilniaus bažnyčioj pastebėjo, eina komunijos, ir nebūtinai aišku, kad jau žmonės tie švarios sąžinės. Pirmas irgi buvo ne ką didesnį nusidėjėliai. Tai galbūt buvo, kaip jau drįstama dažnai eiti komunijos, bet dabar jau, tai va, Marija nori, kad mes visus sakramentus gerai ir visas prasmės. Akcentuoja šventų raštai. Nes tiem regėtojai Medžiugorėje sakė, neskitės į mokyklas, turėkite atsiverti, kad jūs kiekvieną progą viliotųtės, jog skaityti tą šventą raštą, nes per jį pats Dievas, ypač per Evangeliją, pats Kristus kalba konkrečiai ir leisi žmogų. Tai nėra istorinio dokumento skaitas, bet tai yra sąlytis su Kristumi, kuris yra kelias ir išgirs, ką jis varka. Jei tą pamiršta, žinoma, atrodo,
dabar pridėję tų skaitinių, čia labai žinom, pagaliau Seno testamento neįdomu, iš naujo daug kartų žinom Evangelijos, Švento Pauliaus laiškų suprantami, tai kad bereikalo vargti. Toks atrodo kaip kanį, o kad Kristus leidžia mūsų kalbėti į mus, ir mūsų bent pagarba Dievo žodžiu tam jau yra sielai, tai yra laimė. O jeigu dar mes alkė, kad Jėzus šiuo metu per tas eilus girdimas prabiltų ir ką aš pernai girdėjau tą, ar tą Evangelijos ištrauką, tai jau šiandien už mėnesio dviejų jau aš kitoks, ar smukęs labiau ar pakilęs, ar turiu įgavęs pergyvenimą. Ir jau dabar man tą knygą eilinę skaitydami neįkvėptą Dievo, jau šitos turim pergyvenimus, tokių skirtingų pagal laiką. Tai kas apie įkvėptą Dievo žodį, kur Jėzus tiesiogiai jau mus veikia. Tai toji tiesa, kurią atsiveriam skydame klausyti. Ta pačią knygą priskaitę, po metų jau pajuntam, tai mums daugiau duoda. Ir kai kurios dalykus pastebėjom lyg naujus, niekad tai kas Evelykai tuo ir einame. O Marija užakcentavo irgi dažnai skaityti kas antrastai. Net atsiverčia. Pirma, mes dar lygės sėdžiantis jau kalbą turim. Sako, tai kad daugiau duo. Gal aš visai aspektiniai, esu mylesnis, tai man viskas suvirškintas. Bet čia yra gilesnis. Bažnyčia mišiose ir sako, žmonės mišiose maitinami dvejopą duoną. Evangelijos duoną, ar Švento rašto duoną ir dvigubas stalas, žodžio stalas. Ir dangaus Eucharistijos ir ne veltui bažnyčia. Protestantai, kurie labai susibičiuliavę su Šventuoju raštu, mes tai gėdos turime raudonuoti prieš juos. Galbūt, kai jie turi tokį jiem vienintelį šaltinį Dievo tiesos. Mes kada sakramentiniu su Kristumi jungiame su to, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai mes to Švento rašto netaip įvertinam. Gyvas toks kontaktas su Kristumi sakramentinis yra mums vaisingesnis ir labiau veikiantis yra mūsų vidų negu Švento rašto. O jie sakramentus atmetę ar bent dalį, tai ypatinga dėmes jie, kai kurie yra net mums jau sunkus tiesiog įsivaizduoti, kad po 200 kartų gyvenime yra perskaitę visą Šventą raštą. O yra kunigus, kurie jau atrodo su Šventu raštu turėtų būti daugiau susigiminiavę, tai yra, kad per visą gyvenimą ne vieną kartą Švento rašto Evangeliją. Kadangi taip jau nemato tos naudos, atrodo taip patys, o užimti komentavimu ar taip jau patiekimu to Dievo žodžio savais žodžiais atpasakoto, tai įdomi. Dabar, žinau, po antro pasaulinio karo ir po Vatikano santarybos Švento rašto skaitymo sąjūdis prieš antrąjį pasaulinį karą, tai tose kraštuose, kur katalikai gyvena tarp protestantų, tai buvo labai irgi plečiamas Švento rašto skaitymo ir studijų praktikavimas. Tai va, žurnaliukai, kai jau vienas skyrelis skirdavo Švento rašto klausti, tai kad nagrinėtų atskirus Evangelijų tekstus arba Švento Pauliaus laiškus. Tai tas sąjūdis vakarų pasaulyje buvo stiprus, bet Lietuvoje ir antrą karą Švento rašto buvo manoma, žmogus, jeigu visą Šventą raštą, Seno testamento, ką naudos duos, turbūt labai skiriarkio apie mūsų kraštų paruošti. Gana gerą vertimą, todėl kad jis labai arti originalo ir nenukrypta, kiek galima. Perduoda mintį, labai uodai turėjo kelių visos eilės kalbų, kinėdavo, įstikrindavo, kaip toj kalboje, paskui taip lietuviškai geriausiai išsireikšti, nuo teksto, kad jo tą vertimą yra, kad gerą. Nes prancūzai ar vokiečiai, tai jie laisviau verčia, nes protestantai labai tokie laisvai įsiverčia. Tai pažodžiai, jeigu išverčia, nebe taip skamba. O todėl irgi truputį skaitai vokiškai, ten prancūziškai, visai kitaip, tas atrodo toks, o lietuvinka labiau. Marija prašo, eikit prie širdies, prie Eucharistijos versmių, prie Dievo žodžio, tai rašo ir taip pat einate.
padėkite man, kad mes šiokią tokią nebrokų, bet pasaulyje dabar labai daug netvarkos, blogio. Tai yra galimybė jį atverti, bent dalinai tą blogį ir sulaikyti nuo pasaulio, nuo bausmės, net nuo karo. Mes kartais pasidarėm tokie būklė, kad atrodo atominis karas gali jau būti neišvengiama. O tačiau paskutiniu laiku yra mintis, kad gali ir būti, šventis galinis. Bet reikia maldų. Marija Medžiugorėje 7 paslaptis minimas pasaulio bausmė, tarp jų atrodo ir karo bausmė. Sako, kad gali būti panaikinta maldų ir atgailų, todėl labai raginai maldą. Ir čia turima minti jau karo. Gali likti ne tas visuotinis pasaulį niokojantis tai baisius, bet jis gali būti pagal tėvo Pijaus yra matę, kaip buvo Osservatore Romano išspausdinta ta jo pranašystė, be jam gyvam esant, kad ateis 4 tokias ugnies ir juos eis atskirais ruožais. Tai dabartinė mūsų aplinkybėse, tinklavimas ir viskas, tai atrodo labai tokios lazerinės patrankos. Jauti ir ką taip nori, skersais ilgais ir atskirais ruožais. O taip galim sunaikinti net priešo ginklus. Tas yra kosminio karo, žvaigždžių karo įbaiminimas. Jisai pavojingas vienai pusei. Kas tą kosmosą valdys su tokiais ginklais, tas ir reguliuosis. Tai va, tai yra milžiniškų sumų reikalaujas. Bet vat gali būti, kad šitaip reikia ir tokiu būdu. Bet visi tie dalykai, net ir karo, ar sulaikymas, ar jo susivelninimas, tai tik maldos yra apsirūpinimas. Marija sako, jūs neįsivaizduot, kai jis maldų pagalba gali net tarusus, net gamtos dėsnis. Tai mums jau tokie, jau į stebuklai tai viską irgi, gamtos dėsnis sustabdym. O štai Marija ką sako, ką jūs galite, kaip visi stebuklai viską irgi maldos, dangus neduoda pati savęs tokių dalykų, jeigu, nes stebuklai sąlygoja žmonių maldą, kuri pilna pasitikėjimas iššaukia šitą Dievo gailestingumo aktą, malonę tokią. Tai va, vienas Fatimai korespondentas amerikietis 2 kartus matė stebuklus. Taip, vienas ir jam aiškina, jis pasako, matyt, Dievas turi planą jūsų atžvilgiu, kad jum leido būtinai va tos 2 didelis stebuklus, įsimas, kur jisai tai buvo sukrėstas, ir pas gydytojas vieno stebuklo atveju, kai įėjęs įbėgęs į savo kabinetą prie kitų tenai jau liudininkų, tiesiog verkė. Sako, Marija ne ją išgydė mane, tai tikėjimo, jam buvo ir tokių dar sunkumų, dabar akivaizdžiai pamatė, kad tik dangus teisė. Tai jau medicina jokių neturėjo galimybių, o žmogus medis. Tai va, tas rašytojas, tas korespondentas arba irgi labai sukrėstas dalykus sako, ką man Dievas tokia duoda dovana, kad aš galiu tokius dalykus matyti ir aprašyti, žinoma, galbūt tai paskleisti pasaulyje, kai tai pergyvenai patyrė, ar tu perteiktų tą antgamtinės tikrovės pergyvenimą. Nu, bet va, tai vat mums melstis reikia, bet nebet. Ir asmenė, pusę valandos Marija siūlo ryte ir vakare, bet ne taip sausų poteriukų. O mums reiktų ieškoti galimybės, kiek jau darbo sąlygos leidžia. Nebūtinai tada ryte ir vakare, kadangi tai mąstymas reikia atlikti iš ryto. Bet ieškoti asmeniškam. Gal pradžių nedaug, bet asmeniškai maldų. Ne tai, kad susirastume gražių maldų tekstą, bet kaip nors jau pasikalbėti. Pareiga, reikia rusančių sukalbėti, reikia mąstymą atlikti. Jam to reikia, mes pajuntam, kad visur kažkokios pareigos botagas. O tas laisvas yra pokalbis kažkur mums pasidaro lyg neprieinamas arba mes ir nematome. Jeigu vaikui reikia su mama pasikalbėti, reikia malkų atnešti, reikia kambarį ir reikia su mama pasikalbėti. Kaip atrodytų vaiko santykiai su mama, jeigu pokalbis būtų paremtas ant reikia. Vaikas savaime jaučia norą. Jeigu jam jau reikia, tai prisiversti žmogui.
prie tokio meilės akto, bendrauti tuo, kuris reikia. Meilė gerai, reikia. Būna, kad, pavyzdžiui, ligonis serga, tai reikia ateiti, tai jau tą reikalą jaučia, meilė teisingumas čia kartu spaudžia. Tai reikia ateiti pas tas, klauso. Bet va, tokie asmeniškos maldos. Nu, ir ką siūlo, kad pasidaryti asmenišką maldaknygės, kad ir maldų tekstų, kurie mums savi, kad brangus, ar mes juos žvejojam, bet nepaskęs. Ir viską sutės klupo šalia viena kitos. Viena be maldaknygės niekaip su viešpačiu nepasikalba po kum, o kita niekad maldaknygės. Nu, man teko taip jau stebėti, kad raistė geriau sekasi, negaliu aš čia pasverti lauką. Bet ką iš gyvenimo bendro, tai matau, ta, kai niekad maldaknygės neima, yra gilesnė. Tai gal ne dėl to, kai jinai neima maldaknygės, kad jinai prato asmenišką kontaktą su Dievu. Maldaknygė gali blaškyti. tą dar maldą nesukalbėjau, tą dar formulę nesukalbėjau, tą aktą nesukalbėjau, bet tai yra atidavimas išorės, kur visur. Viešpats gal pasakysi, čia garbina mane lūpomis, aš vis toli nuo manęs. Nu, o kartais būna sausra, nuovargis, ką žmogui reikia. Imtis į maldaknygės, imtis rament, ne visada žmogui kojas tokios veikos, kad nereikalas tos, reikia tai pasiima. Bet atpratintis, kad kiek galima būtų jau viskas, gali būti planas, schema, pavyzdžiui, pokalbio po komunijos. Bet tik nepaversim, kaip sako, maldaknygės skaitymu. Tai, kad būtų gyvo kontakto.